paaiškėjo sportininkai, kurie atstovaus Lietuvai Vankuverio olimpinėse žiemos žaidynėse. Tai slidininkai Mantas Strolė, Modestas Vaičiulis, Aleksej Novoselskiai, Irina Terentjeva, biatlonininkė Diana Rasimovičiūtė bei kalnų slidininkas Vitalijus Rumiancevas. Iš viso šalies delegaciją sudarys 14 žmonių. Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentas Artūras Poviliūnas sako, jog aukščiausio pasiekimo tikisi iš biatlonininkės. Jinai kažkaip buvo nusivylusi manim, kadangi aš pasakiau pakartot 11 vietą, aš manau, kad jinai galvoja apie žymiai aukštesnę vietą. Ir tas labai gerai. Iš tiesų, jeigu vidinis toks nusiteikimas sportininko yra būtent kovoti dėl aukštesnių vietų, tai yra geras dalykas. Ir žiūrėsim, kaip ten pavyks, bet šiuo atveju Diana Rasimovičiūtė yra tas mūsų, galima sakyti, arkliukas, į kurį mes žiūrėsime kaip į patį potencialiausią geriausių vietų laimėtoją. Nors Diana Rasimovičiūtė yra olimpinės rinktinės favoritė, apie medalius kalbama nedrąsiai. Mes galbūt jų norėtumėm, bet taikytis dar jos yra šiek tiek per anksti, sakykime, Diana pati dar kaip sportininkė, dar jai vienos olimpiados, manau, reikia, kad pasiekti tą būtent brandą sportinę. Ir aš manau, kad jeigu jinai padarys tai, ką jinai padarė pasaulio taurės etapuose, 20-tukas, tai bus labai gerai. Ir 10-tukas tai mums būtų fantastiškas rezultatas, aš manau, šiai dienai. Kalnų slidininkui Vitalijui Rumiancevui keliamas tikslas patekti į 30-tuką. Mes esam labai patenkinti, kadangi jo pasiekti rezultatai paskutiniu metu, tiek Čekijoje, tiek Slovakijoje, dabar į Lenkiją pervažius, rodo, kad jo forma gerėja ir jo pasiekti rezultatai yra ženkliai geresni negu buvo 8 metais, tai yra 8 metų sezono prieš jo traumą, kurią jis gavo kelio traumą ir teko patirti operaciją. Taip kad mes esam jo pasiruošimu patenkinti ir manau, kad viskas turėtų būti gerai. Slidininkų delegacijoje jauni sportininkai, kuriems olimpiada bus didžiulis išbandymas. Rinktinės treneris Jakovas Gimbickis lyderiu išskiria Mantą Strolę. Labai palankiai susikloščius aplinkybėm, jeigu tai dienai jo savijauta labai gera bus ir jeigu jam bus labai gerai paruoštos slidės, gali būti taip, kad jis sudalyvaus geriausiai, gal netyčia pateks netgi į elitinį 30-tuką, kuris leistų jam toliau kovoti dėl aukštesnių vietų. Išrinktas ir Lietuvos vėliavnešys per olimpiados atidarymo ceremoniją. Jo tapo 4. kartą olimpinėse žiemos žaidynėse dalyvausianti slidininkė Irina Terentjeva.